vietą iki tos po 6:10-15. O tada turbūt geriau permėsim diskusiją. Čia vietoje. Na, o Saulius pasakys. Aš tam irgi įsipilėsiu. Čia transliuoja 15 minučių, taip? Jo. Kas duos ženklą pradėti, ar transliacija jau vyksta? Ir visi stebi, kaip mes rengiamės pradėti. Taip? Labai neformalus pokalbis. Tai iš tikrųjų transliacija vyksta, ar mes galim pradėti? Kas gali patvirtinti? Gal kas turėtų internetą įsijungti pasivarti. Žiūrėkit, kad mes jau... Kontrolės testas būtų man. Taigi, diskusija vadinasi, kaip Vilnius atrodo nuo dangoraižio stogo, tai labai tinka pradėti, pavyzdžiui, nuo tylaus grožėjimosi Vilniumi, nuo dangoraižio stogo. Tai sveiki susirinkę į dar vieną Pixel festivalio diskusiją, kaip Vilnius atrodo nuo dangoraižio stogo. Taip pat sveikinamės ir su 15 minučių LT skaitytojais ir žiūrovais, kurie taip pat gali tiesiogiai stebėti šią diskusiją. Ir aš esu Ridas Jasiulionis, savaitraščio Atgimimas redaktorius, bet čia greičiau jaučiuosi kaip Vilnietis nuo gimimo esantis čia šioje diskusijoje, Vilnietis iš Karoliniškių ir iš Senamiesčio. Taigi, tie, kas nesate čia, galite patikėti mūsų žodžiais, kad Vilnius nuo šito dangoraižio stogo atrodo puikiai nuostabiai šią pavakarę. Čia ir Senamiestis šalia, ir daugybė bažnyčių bokštų matosi, ten už kampo ir nuostabios, nors ir leistos Šnipiškės šalia. Pakalbėkime apie tai, kaip galbūt iš to paukščio skrydžio gali atrodyti miestas netolimoje ateityje. Mūsų diskusijoje šiandien dalyvauja Vilniaus miesto tarybos narė atsakinga už miesto elektroninių sprendimų įgyvendinimą Indrė Jakaitytė. Sveiki. Labadiena. Taip pat TEO-LT paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovas Nerijus Ivanauskas. Ir ISM projektų valdymo ir verslo procesų valdymo programų vadovas Aurimas Pautienis. Sveiki. Galbūt tą tokį, tikrai tokį gal šiek tiek vizionierišką kalbėjimą apie Vilniaus galimybės ir Vilniaus išmanumą. Pradėkime nuo ponios Indrės, kuri dabar yra ir atsakinga už įvairiausius išmaniuosius sprendimus, kurie gali būti arba jau ir yra diegiami Vilniaus mieste. Galbūt mes tiesiog daug ko nežinome, galbūt jau galėtume naudotis tuo, kas palengvintų mūsų vilniečių gyvenimą. Taip, tai sveiki dar kartą. Ir iš tikrųjų Vilnius pastaruoju metu yra išsikėlęs gan ambicingus tikslus šioje išmaniojoje srityje. Mes tikrai siekime tapti moderniausių miestų ir įgalinti technologijas tam, kad jos palengvintų miestiečių gyvenimą. Ir jau mes 1,5 metų, kaip šios kadencijos esame tarybos nariai ir ką mes nuveikėme, tai jau kaip pastebėjote, ir Vilnius LT tinklapis yra atsinaujinęs ir teikia daug naujų paslaugų, įskaitant, kad mes nuo 4 elektroninių paslaugų, kas buvo prieš keletą metų, dabar jau turime beveik 40, reiškia, mes skaitmenizuojame ir visas savo paslaugas ir kviečiame miestiečius paprasčiau jomis naudotis, kad nereikėtų vykti pas mus. Taip pat turime nemažai elektroninės demokratijos įrankių, kaip peticijos, transliuojame savo posėdžius internetu, taip pat rengiame apklausas, kviečiame miestiečius teikti savo idėjas internetu. Taip pat, kas labai dar įdomu, mes viešiname savo miesto duomenis. Galite tinklapyje pažiūrėti nuo detaliųjų planų iki leidimų statyti, teritorijos įvairios ribos, mokyklos ir netgi lauko kavinės galite rasti, kam išduota leidimai prekiauti.
Ir visa tai jau yra mūsų mieste ir toliau mes žengėme dar tolyn pagal pasaulinės technologijų tendencijas ir nuo paprasto websaito, nuo paprasto tinklapio pereiname į mobiliasias aplikacijas. Tai dabar šiuo metu jau yra kuriama M-transporto aplikacija, kuri apims tokius dalykus kaip tą patį bilietą, kurį bus galima nusipirkti ir mobiliuoju telefonu. Taip pat parkingo sistema iš esmės keisis, reiškia, kad dabar automobilius bus galima parkuoti vadinamuoju start-stop principu, tai už faktą apmokėti ir tai bus galima padaryti mobiliosios aplikacijos pagalba. Taip pat, kaip matėte, jau praeitą savaitę startavo mūsų naujieji Vilnius veža taksi automobiliukai ir greituoju metu jau mes pristatysime ir mobilią aplikaciją taip pat, kur bus galima tą pačią taksi įsikviesti aplikacijos pagalba, apskaičiuoti kelionės maršrutą ir be abejo apmokėti viską tai mobiliuoju telefonu. Taigi kryptis ganėtinai aiški, žiūrime tendencijas, norime iš tikrųjų būti arčiau gyventojų ir stengiamės neatsilikti. Ar užkibau už minties apie tą taksi, kurį galima išsikviesti bus kažkaip mobiliuoju telefonu? Ir ar galima ten bus atsiskaityti, pavyzdžiui, banko kortelę? Nes dabar prisipažinsiu, važiavau čia ir turėjau stabdyti taksistą prie bankomato, nes neturėjau grynųjų. Tai banko kortelė jau dabar galima atsiskaityti, bet tai bus galima ir mobiliuoju telefonu, tai reiškia, kad telefonas bus pririštas arba prie banko sąskaitos, arba prie mobilaus operatorių sąskaitos. Tai galima net neturėti nei piniginės kartu su savim, nei banko kortelių. Čia dar yra kitas būdas atsiskaitimo. Tikrai galėsim atsiskaityti telefonu už taksi? Taip. Kągi? Tikimės ir tada dabar paklauskime šio pastato šeimininko, TEO-LT paslaugų plėtros ir rinkodaros tarnybos vadovo Nerijaus Ivanausko. Na, iš tikrųjų, gražu ir ponios Indrės pasiklausius ir pažvelgus pro langą į tą vakarėjantį Vilnių. Viskas atrodo pakankamai optimistiška. O kaip jums atrodo? Labas vakaras visiems. Na, visų pirma, tai mes ne šeimininkai, mes viso labo nuomininkai šito pastato ir tačiau... Vaizdo šeimininkai. Mielai kviečiam jūs visus bet kada čia atvykti. Iš tikrųjų, nežinau, reiškia, ar kolegos žinot visi, kad Lietuva ir Vilnius jau dabar yra iš esmės labai aukštose pozicijose pagal savo infrastruktūros išsivystymą. Faktiškai Lietuva yra numeris 1. Žinot, pagal ką yra numeris 1. Yra labai mažai dalykų, pagal ką yra šiaip bendrai atveju Lietuva numeris 1. Pradedama krepšinis, ten dar kažkokie blogi dalykai minimi, bet Lietuva yra numeris 1 Europai pagal šviesolaidžio išsivystymą ir ženkliai lenkia visas kitas šalis. Kas įdomu, reiškia, yra interneto portalai, puslapiai, kur yra matuojama interneto greitis ir kokybė. Ir šiandien iš ryto aš prisijungiau ir pasižiūrėjau, kaip ten mums sekasi ir kurgi Vilnius yra. Ir žinot, kur ten Vilnius yra. Vilnius atrodo, reiškia, jis būtų lyg atsidūręs pietryčių Azijai. Reiškia, mes esam pasaulio miestų rankingė, to eilės sąraše numeris 4. Prieš mus yra Hongkongas, pora Taivanio miestų, po mūsų yra Seulas, reiškia, ir dar kažkas, tai, reiškia, tai tokia labai įdomi, kas įdomu, mes prieš tikriausiai pusmetį buvom tame trejetuke pagal interneto greitaveiką ir dabar gal ten atsirado kažkokios tai kitos šalis ir jos augo, bet tikriausiai išvadą galime daryti kad infrastruktūra jinai yra tikrai gera ir tikrai puikiai. Klausimas, kaipgi mes ją išnaudojam, kokias sukuriam paslaugas to infrastruktūrai, kokias sukuriam pridėtinės vertės. Ir čia iš tikrųjų yra dar kur augti mums visiems ir tobulėti.
Mes esame atlikę tokį, reiškia, su verslo įmonėm tyrimą, vadinasi Smart Company Index, reiškia, ir ten yra matuojama įmonių veikla. Pirma, kaip jos pačios save vertina, pagal tai, kaip bendrauja ir dirba su klientais, kiek tos įmonės yra pačios mobilios, jų darbuotojai mobilus, kaip organizuoja susirinkimus, kaip dirba su socialinė medija. Ir toks dalykas pasimatė, kad iš tikrųjų įmonės save vertina gana neblogai. Ir tas indeksas mūsų irgi visai atrodo neblogas pagal savęs vertinimą, esam šiek tiek aukščiau negu Švedija. Tačiau yra tam tikrų vietų, kur, ta prasme, kartais pradeda, pavyzdžiui, tik tai 12% Lietuvos įmonių daro taip, tos vadinamus virtualius susirinkimus. Susirenka ne tiesiogiai akis į akį, bet, reiškia, per kažkokią tai vaizdo konferencijos būdu, ar audio konferencijos būdu, ar kažkokiu tai kitų dalykų, reiškia,